Gerai, šiandien turime temą tatuiruotės. 3, 2, 1. Kokį Taip. pirmą vaizdą matai? Kaip pasakyti, tatuiruotės. Tai kiekvienas tas skiemuo būtų kaip trikampis. Ir tas trikampis trikampiai taip tunk ir nueina. Oho. Kaip tunelis toks. Kiekvienas tas trikampis kaip būtų kaip ženklas, kuris yra per kūnų sistemą išsidėliuojas. Taip tunk. Įsivaizduok per fizinį, susigeria per fizinį tą pirmą trikampį į tą gilesnį, į tą eterinį, paskui per tą eterinį ten į kitus sekančius sluoksnius, ten emociniai, intuityviniai, kauzaliniai, taip toliau, daug ir ten išsitempia ta tokia spiralė. Tai štai koks pirmas vaizdas, kai paklausai tatuiruotės. Įdomu, kad angliškai irgi tattoo, ar ne? Taip pat prasideda nuo tat. Toks kaip, nežinau, man skamba eterinėse ausyse, kaip būtų koks spell whistle, kažkas tokio, kaip whistle, toks išsitemptų tas garsas, kaip triūba tokia, kažkokia spellas kažkoks eitų. Čia magija. Jo. Toks maginis ženklinimas kažkoks eitų, žinai. Aha, tai pagal šitą informaciją keliaujam gerai į pačiąją pirmąją tatu ar maginę simboliką. 3, 2, 1. Sako apačiai. Čia Amerikos indėnai tie apačiai. Apačiai. Ja, pradėjau kažkaip, galbūt čia tą. Iš kur pas juos atėjo tokios žinios? Nes jie norėjo pasiženklinti, kaip parodyti, kam jie priklauso, kas jų valdovai. Bet man rodo eteriniai plotmei, kad tie apačiais buvo su tokiais romėnų, tais kareivių, tai šalmais tokiais, su ta raudona skiauterė tokia. Oho. Jie turėjo šalmus. Tarsi pušarvius kažkokius matau ant pečių. Čia gal kokie kitokie bus tie apačiai, nežinau, man pasakė apačiai. Taip. Rodo lyg ir tos indėnus, bet dabar matau, kad čia kažkur aukščiau aš kylu kažkokiais laiptukais, piramidais laiptukais į viršų ir matau va tuos karius. Čia yra susijęs su tų kareivių, tų Gregorų, bet man sako, kad jie kareiviai skerdikai kažkokie buvo. Eina savo. Vien vyrai, praktiškai vyrai. Bet jie man yra labai žmogiški, jie man tokie pusiau žmogus, pusiau toks. Iš pradžio norėjau sakyti robotas, bet matau, kaip reptas kažkoks juda, kažkoks miksas yra, kažkokia rasė išvesta specialiai. Jie buvo visi ženklinami. Kaip kokie paršiukai, taip įspaudžiama ta jų tatuiruotė. Tai čia pirmoji rasė, kuri buvo paženklinta, taip? Kažkaip taip, jo, čia pradžia per tą fizinį kūną, taip, mūsų fiziniai plotmei. Eteriniai plotmei rodo dar anksčiau, dar daugiau ten ateina ten. Taip. Kažkaip kiekviena kosminė būtybė yra kaip ir, ne tai, kad ištatuiruota, gali būti taip pat atrodyti panašiai, kaip tatuiruotės tie ženklai, kažkokie įspaudai tokie. Šviesos simboliai. Jo, kažkokiais šviesos simboliai, kaip kalba įrašyta, kaip užrašyta, bet čia tokia kaip informacija. Ir kaip, pavyzdžiui, aktyvuoji tą vieną kažkokį simbolį, tai jis užsižiebia ir jis ten kaip kokia galia energija išsiskiria, ar net, ir ten gali daryti tada kažką. Pavyzdžiui, nori kažkokį lazerį iš akių paleisti, tai aktyvuojasi ten kažkoks tas simbolis, užsikūrė prieš pasileidžiant tam tai ugnai. O aš matau, kad čia tam fiziniam plotmei tie apačiais
tie kariai, tai jie tokie hibridai buvo paženklinti, kad parodyti, kam jie tarnauja. Ir aš matau, kad kiekvienas iš jų sugalvoja, kad būna ta akimirka, žinai, kai jie ilsisi, jie ne visada kariauja. Ten būna, kad sėdint laukia komandos ar kažką. Ir aš matau, kad jie pradeda tą savo ženklą ten kažkaip modifikuota prasme, išsiraižau, kažką dar ekstra prisideda, ten kokią spalvą įdeda, kaip patys pradėtų savo kažkokius atributus, ten kažkokias gėlelės, kažkokius veidus piešti aplinkui. Jau čia skirtingai gali būti. Taip. Bet esmė, visi turi tą patį ženklą. Ir kuriam valdovai jie priklausė? Kokiai rasiai? Biesui, sako biesas. Biesas. Mhm. Toks kažkoks juodas. Tai kur dabar žemė yra apie jas, taip? Nesakė karinis agregoras. Nu jo, kažkoks toks, sakau, skerdikų kvapas, toks Šakė. kraujas visur jau žodžiu. Jis pats atrodo toks juodas, didelis. Masyvus sėdė tam savo trone, juodas visas, tie rūbai juodi, tokie blizgantys. Žinai, kaip auksas juodas būtų. Įsivaizduok, auksas juodas Taip. žėri. Mhm. Tai va tas juoduma net žėri, tie rūbai. Bandau pakelt akis į viršų, kad pamatyčiau jo veidą, bet labai sunku, žinau, kaip būtų kažkoks liūto galva kažkokia. Kojos, rankos tai tokios žmogiškos, sakyčiau, bet vat snukis tai galva, kaip būtų liūto plaukai karčia, va tokie kažkokie, ilga kasa nugaroj, spinta. Bet toks kaip liūto galva, žinau, tokia liūto tigro kažkas tokio, bet su tais liūto ausim, liūto tais karčiais, tokiais tais plaukais. Mhm. Ar būtent nuo jo iki šių dienų tatuiruočių ir ateina? Ar žmonės šių dienų darydami tatuiruotes palaiko jo egzistavimą? Dalinai taip, bet yra ir labai daug demoninių tokių tokių įtakos valdovų ar kažkas tokio po Taip, juo taip. susikūrė. Labai daug tokių kaip pusdemoniai, tokie kažkokie, vat, panašus į jį, kaip būtų žmogaus kūnas arba, pavyzdžiui, užkos kojos, bet galva, kūnas, krūtiniai kaip žmogaus, pavyzdžiui, gali būti, arba, nu, tokie hibridiniai kažkokie, vat, sakau, tokie bet jie tokie mažesni, daug mažesni, žinai. Kai kurie netgi mūsų dydžio gali būti, vat, žmogaus kūno dydžio. O tas pats pagrindinis pirmas tai atėjo, sakau, iš to, vat, skerdikų, žudikų, karių, tų apačių, tų vat, agregorų, valdovų ten to. Ir jie ant tos piramidės kažkaip, atsakau, laiptelių aukščiau yra negu kad mes, pavyzdžiui, arba tie paprasti žmonės. Ar ten tos gentys, ar ten tos civilizacijos. Jie visą laiką buvo aukščiau ir jie yra likę net dabar aukščiau. Jie egzistuoja ir dabar. Taip, jie egzistuoja net dabar. Daugiausia tokiam, vat, military, high quality, high score, aukšto lygio, aukštų balų kažkokia military sistemai. Ir dažniausiai jie šiandien yra tie kariai kažkokie kyborgai, žinau. Aš įsivaizduoju. Jie nėra žmonės, jie kažkaip tokie, sakau, pusiau. Aš manau, tokį darbą dirbantis negali būti žmogus. Bet jie yra skerdikai. Jam nieks nebeveikia, neimponuoja, jokia empatija, meilė, baimė, jie nieko neturi. Tuščia. Sistema. Ar šitaip veikia būtent dėl to, kad ta tatuiruotė daro įtaką kaip magija? Iš dalies taip. Tai ką darom, kaip šitą sutvarkom? Aš išviešinu tą informaciją. Per visus sluoksnius.
Per visus informacinius kanalus kažkaip. Taip, ir dabar galime panagrinėti, kaip dabartiniais tatuiruotės Taip. jos veda. Aš irgi galvoju, taip. Dabar tu eini į tatuiruočių bet kokią parduotuvėlę, saloną, ir tu iš katalogų išrenki bet kokį tau patikusi, tarkim, rožę, ar ne? Ar ten vilko galvą, ar iškeliavo savo nario mylimo žmogaus, ar ne, tenais atvaizdą, ar gyvūnėlio. Ir tau tatuiruoja su to inku. Kas vyksta? Jo, dabar, kai tu išsirenki iš to katalogų, tai tu turi suprast, kad kažkas, čia daug elementų dabar, pabandysiu viską atsaminti ir viską išvardinti. Pirmas dalykas, tu išsirenki kažkienų sukurtą piešinį elementą, kuris yra užkrautas tam tikrą energiją. Nupieštas ten su kardais, kampais, nuaštrintais, ar užapvalintas, ar su rožių spygliais, ar kažką tokio. Tau imponuoja, ar tau patinka, tu išsirenki tą ir ne kitą, nes tau kažkokia energetika panaši, kurios tau reikia, ar tu ieškai, ar tu turi panašią tą energetiką, ar tau primena kažkokius apsaugos elementus, ar kažkokius powerius, ar ne, ar kažką. Ir kiekvienas meistras dar turi savo skirtingą stilistiką, Taip. skirtingą energetiką. Man rodo, tu, pavyzdžiui, sakykime, buvai koks rožininkas, čia tik pavyzdys, koks rožininkas buvai kokiam gyvenime. Ir tau tos rožiais taip patinka ir taip gražu, ir tu norėtum su jom gyventi, tarp jų būti, bet tu šiandien, pavyzdžiui, negali, ar ne? Tau nėra jokios išeities, nes, pavyzdžiui, gyveni kokiam kambarį, net neturi savo būto, tik kambarį, žinai, ir negali ten kokių rožių auginti sodų ir taip toliau, ir prižiūrėtų su tų rožių. Ir tu nueini ir tau ta rožė tiek patinka, kad tu ją nusprendi su savim nešiotis, turėti, jausti ir va tu ją išsitatuiruoji. Bet tu ištatuiruoji ne tik tą, ko tau nori, tu išsitatuiruoji ir tą energetiką to stilisto, to kūrėjo, to tatuiruotojo energiją. Tu tarsi kaip susiklijuoji, išsidervini tą savo kūną ir tas trikampis, va toks užsideda tukšt. Ir jis tau vibruoja per visus kūnus. Ir kaip tai atsiliepia, tarkim, fiziniai erdvėjai, kaip tai gali atsiliepti? Kuo stipresniai, pavyzdžiui, jeigu yra kokia tatuiruoškė maginiai arba, pavyzdžiui, kokia, kaip ir va iš tų skerdikų, tų karių agregorų, ar ne, tas ženklas, tai jis kaip įsiprintina tau per reinkarnacijas gali tęstis, net per visą egzistenciją tau. Printas. Jis persmelkia, tiesiog, sakau, kaip sulystų toks, kaip šlanga, toks trikampis, ir nubėgo per visą tave, per organus, per viską. Ir, pavyzdžiui, tu gali atgimti kitam gyvenime, jau ne tas skerdikas, ne tas karys, o koks ten, sakykime, nekalta kokia mergelė, ar ne? Bet tau vis tiek yra tas ženklas. Ir tu vis tiek kažkuriuo momentu kažkaip tau jis aktyvuojasi ir tu vis tiek ar ten kažkaip pamišėlį kažkokią nužudai kažką, ar pavyzdžiui, eini ten kažkokį degradą darai. Veikia neigiamai. Taip. Tau vis tiek sudėliuoja kažkaip, bet ta informacija vis tiek eina per tą tatuiruotę, per tą ženklą. Ir būt tuo momentu, kai tau meistras daro tatuiruotę ir jeigu jam yra negera emocinė būklė, yra žemų vibracijų, tai jis ir tai įtatuiruoja, taip? Taip. Jis visą savo energiją įtatuiruoja. Nes tau tiesiai į tavo kraują, tavo DNR. Ar influencina tavo DNR, ar ne? Taip, ne tik DNR, visus kūnus, visą informaciją, visą tavo energetiką. Ir pavyzdžiui, jeigu tu, ta prasme, tu turi suprasti, tu išsirinkai tą rožę, tu paėmėjai, išsiprintinai tą, įsinkinai ten tą paveiksliuką, tai kokį kačiuką nupieštą arba ten kažkokį ženklą, ar ne, tai tu
ir to kūrėjo, piešėjo, ir tos visos aplinkos, ir tų visų žmonių, kur žiūrėjo ir rezonavo, ir netgi to, kuris kaminu darė. Ir tai Eina susiliejo su tavo sau. lauku, su tavo visa informacija, energetika, viskas susilieja tiesiog. Ir užpildo taip kaip tokia, kaip ir ženklas toksai, pasklinda per visą tavo egzistenciją. Ir aš matau, kitą atvejį, sakykime, tu ateini su savo piešinuku, ar ne? Pats nupiešęs. Sugalvojęs. Taip. Tai kažkaip yra mažiau tų tokių, kad kiti influencuotų. Taip. Bet reikia kažkaip tikrai sąmoningai atsėsti ir savo pasidaryti, nusipiešti, nes kitaip neina. Pavyzdžiui, jeigu kaip tu minėjai, sakai, kažkokios tetos dėdės vaiko ten veidą paveikslą ar neišsitatuiruoji, tai tu išsitatuiruoji tą žmogų kaip printą, visą jo informaciją. Pavyzdžiui, aš turėčiau vieną pavyzdį. Vaikas atėmė savo gyvybę, būdamas 16 metų, ar ne? Ir tėtis išsitatuiruoja Forever 16. Tai kas ta siela negali išeiti? Nes amžinai 16 išsitatuiruoja. Man toks rodo, kaip, žinai, kaip lūpas būtų. 8 lūpas, sukasi, bėga tas berniukas ir tarsi kaip užraktas nebeišeina, tarsi kiekvieną kartą tik 16 metų ir tas sulaukia. Eina savo, įsivaizduoji. Kaip, žinai, kaip būtų intencija, toks prakeiksmas, tai po daugiau ilgiau negyvensi ir tu darai, ką nori. Ir jis bėga tam lūpę pastovi. Ir tarsi matau, pagauna inerciją ir jau iššoks iš to lūpo ir vėl apsisuka ir vėl jisai grįžta į tą mirštą ir vėl pradinis taškas ir vėl. Man taip rodo. Taip, paskleik šitą informaciją. Dar man atėjo, kai išsitatuiruoji į žymių žmonių veidus, tarkim ten Marilyn Monroe, Elvis Presley, žinai, kaip sakint, savo žvaigždutes mylimas išsitatuiruoji. Tai išsitatuiruoji tą velnią, kuris buvo tam žvaigždų. Eina savo. Tai, pavyzdžiui, visos tos žvaigždės, kurios priklauso tiem kultam ar kažkokiam ritualam, kai padarome ritualą, jiem yra ištatuiruojama kažkas. Tai yra to valdovų ženklas. Ir kai jie tai rodo ir kažkas kopijuoja, tai čia tas pats yra. Tu persikopini. Čia viskas tas pats. O jeigu tu išsitatuiruoji gyvūną? To gyvūno informacija tada susideda. Ta tatuiruotė tai kaip yra printas ženklas, simbolis. Taip. Dabar ką jisai simbolizuoja, kokia jo reikšmė, čia yra šiek tiek laviruoja, žinai, daugiau, mažiau neigiama. Taip. Bet, žodžiu, tai yra printas. Ir tu to printu kažkaip uždarai tą gyvūną ar tą žmogų, pririši save ir jį prie, kaip susirištumėt, bet ir kartu kaip ir to, pavyzdžiui, tavo uždarai, kaip raktai kažkokie, tokie lūpai, karmus kažkokios gali būti, tu taip užsimesga irgi, kažkokius tokius. Tatuiruotė gali būti ir kontraktas, sutartis kažkokia ir, kaip sakau, toks prakeiksmas intencija tokia, priklausai mano amžiui, žinai, per visus savo kūnus egzistencijos, taip pat. Kaip aš sakiau pradžioje, kaip man rodė tos trikampius, įsirėžia tiesiog į visus tavo kūnus, eterinius, visus kauzalinius, fizinius, viską. Tai čia, kaip sakai, kai esi kosminė būtybė ir turi šviesos ženklus, ir kai tu aktyvuoji šviesos ženklą, tu pakrauni, tai vadinasi, tu tave visiškai nukrauna. Užkrauna saviem tikslam per virusą. Taip. Nes aš matau, kad pradžia buvo taip, kad jie sunkus tokie demonai, tokie virusai, tokie kažkokie
žiūri vat, į tas kosminės būtybės ir mato tos ženklus ir galvoja, žiūri į savo rankas, kodėl aš neturiu, aš ir norėčiau. Tai jie vat sugalvoja tatuiruoškes, vat su tuo inku, žinai, tuo rašalu. Bet aš matau, kad tas ink, kai tu iš pat pradžių davė komandą klausimą, tai matau, kad tas ink tai man ateina kaip metalų toks darinys, žinai. Tokie spiraliai susidaro tinklas ir vat traukia, kuo daugiau tu dedi to inko į savo tą odą, implantuoji, tuo daugiau tų metalų kažkaip toks rezginys susidaro. Kaip užkratas kažkoks toks, kaip laukiantis metalas tavo kūne gaunasi. Ir paskui per visas tas reinkarnacijas yra ir tatuiruotės kaip paveikslėliai, bet yra ir kaip ženklai. Ir dabar atėjo tie vergams tie numeriai, ar ne? Taip. Tai jau tada barkodai vadinami. Taip. Prirašo vienu žodžiu visus kūnus. Gerai. Visur yra suštampavimas, suženklavimas, kam tu priklausai. Pavyzdžiui, tie čipai, visokie nano čipai, kur dadėjasi po odą ir taip toliau, čia yra štampas. Kam tas štampas priklauso, kam tas ženklas priklauso. Nes yra, pavyzdžiui, labai daug žmonių, kur nesitatuiruoja, ar ne? Nieko, jokių tatuiruočių neturi, bet jie tą čipą dedasi. Taip. Nes jie sugalvojo, gerai, čia yra didelė dalis, kur nesitatuiruoja, tai tada davai sugalvojam kažką kitą. Ir tai ne tik yra valdymo mechanizmas, tai yra ir parodymas, kam tu priklausai, kokiam valdovui tu sutinki tarnauti. Kai tu sakei, pavyzdžiui, buvai praeitoje reinkarnacijoje rožininkas ir dabar tau atvibruoja ir ta rožė išsitatuiruoja, bet aš dabar irgi suprantu, kad gali tavo mintys ir norai taip pat būti influensuojami tų vadinamų neigiamų jėgų, kad nueitum pasidaryti tatuiruotę. Suprantate, tatuiruotė tai yra kaip būdas, kaip koks plaukioja informaciniam lauke, galimybių lauke, toks kaip būdas. Tu, pavyzdžiui, gali ir kitą būdą pasirinkti. Sakykime, neturi tau sodo, bet tu gali nusipirkti vazonėlį tų rožių, ar ne? Ir auginti. Bent jau vieną ar du. O tu nueini ir išsitatuiruoji. Tai esi kažkaip užmanipuliuotas tos informacijos, tų galimybių, suprantai. Tas galimybės yra ir šviesios, ir tamsios, ar ne? Kaip tu subalansuosi, ką tu pasirinksi. Čia tas pats kaip, ar man eiti šiandien pas daktarą, ar neit pas daktarą, ar man tą slogą pačiam gydytis bandyti, ar eiti pas daktarą. Du tokie vat. Bet yra daug daugiau tų variantų ir tu vat renkiesi iš tų galimybių sluoksnių laukų. Daug yra dalykų tai, kad mes nežinom, neskiriam, kas yra šviesa, kas yra tamsa. Mes nežinom. Neištyrę, nesusipažinę, neapgalvoję, nepaskaitę, nepanalizavę, kas tai yra. Mes paklausėm, pažiūrėjom kažkokio, pažiūrėjau, influencel žmogaus, kažkokio, vat, tarp futbolininkų labai populiarius tos tatuiruotės čia buvo ar nelabai ilgą laiką. Ir kai kurie jie žiauriai išsitatuiravę ir jie demonstruoja tas tatuiruotes. Ir, vat, pavyzdžiui, tokie vaikai žiūri tas tatuiruotes ir galvoja, kaip gražu, aš irgi noriu, iš čia pasidarė, iš čia toks cool, aš jį mėgstu, man jis labai patinka ir vat, aš noriu irgi kažkokią tatuiruotę. Vat, įdeda tau tokį vat, printą, kad vat, jis turi ir aš noriu, man irgi reikia, nes man gražu. Nes tu pagauni tą vat, informaciją, ant to tokio kaip arkliuko atsisėdi, vat, to demono ir joji ir ten tave neša, žinai, per tą vat, lauką, tą informaciją. Bet tu gali atsisės, pavyzdžiui, ant kažkokio kito šviesos arkliuko. Supranti, kadangi, vat, pavyzdžiui, mes nematom tų šviesos elementų, pavyzdžiui, yra kristalai, yra kažkokie akmenukai, yra kažkokios vandens procedūrų, sakykime, tai mus atgaivintų, tai mums padėtų, pavyzdžiui, kažkoks kelių auginimas ar kažkokia kitokia kūryba ar veikla išsireiškimas arba to ilgesio. Dažniausiai mes kažką tatuiruojamės iš ilgesio, ar ne? Taip. Nes tai, ką mes vaizduojam, tai yra ilgesys, man ateina, dabar taip rodo. Ilgiesi tu kažko. Arba, pavyzdžiui, tau tiek gražu, bet tau gražu, nes tau vibruoja iš praėjusios informacijos. Atitinkama, geras. Taip. Ir tu vat, pagal tą vibraciją taip eini. Ir, pavyzdžiui, tu gali tą emociją ar tą ilgesį užpildyti, ar prisiminti, ar
ar kažkaip pertransformuoti, darydamas kažką ir kito iš šviesos pusės, bet kadangi mes neatsimenam, mes nežinom, kas yra šviesa, kas yra tamsa, ar ne? Pavyzdžiui, va šiandien aš sėdėjau su savo žmogumi ir mes kalbėjom apie tokį dalyką, čia nesusiję tatuiruotėm, bet apie tą informacinį lauką, kaip yra pateiktos priemonės įkištos į mūsų matricą, į mūsų informacinį galimybių lauką. Pavyzdžiui, yra trackeriai, ar ne? Kur tu gali trackerį nusipirkti, vienokio ar kitokio dydžio, gali implantuoti arba įdėti į savo telefoną, ten prie rūbų, ar ne, prisiklijuoti, kaip blakį, žinai, sakykime. Čia sekimo dačikas, ar ne, sakykime, yra. Arba į batus įsidėti, arba panašiai. Ir, pavyzdžiui, yra netgi tie appai, kur tu instaliuoji į telefoną ir, pavyzdžiui, gali trackinti savo vaiką, ar ne, kaip jisai eina iš namų į mokyklą, tą kelią visą. Iš esmės, tas dalykas, tas sekimų instrumentas, jis yra nelegalus. Jeigu tas žmogus, kuriam tu įdėjai jį, jis to nežino ir jis nesutinka su tuo, tada tai yra nelegalu ir tu esi baudžiamas. Ir ta matrica, tas virusas iškreipia informaciją, jis pateikia, kiša tą naudot ir daug žmonių, jie nežinodami, kad tai yra nelegalu, jie instaliuojasi, jie tai daro, jie taip prisega savo vaikam arba savo artimiesiem ar ten ir taip toliau, žinai. Tu gali daryti tai savo ant savęs, bet tu negali daryti ant kito žmogaus. Iš esmės, šiam pasauliu šiandien tai yra nelegalu, tu to negali daryti, bet aš kaip nežinodama, aš žinau, kad tie appsai veikia, aš susinstaliuoju ir aš tai darau ar nenaudoju, bet iš esmės teisiškai tai yra nelegalu, ar ne? Taip, čia aš tik tai noriu parodyti, pasakyti, kaip yra pilna užgrūsta informacijos. Taip. Ir mes neatsirenkam, kas yra gerai, kas yra blogai, nes visko tiek prigalvojama kiekvieną dieną, visur tiek visko prikišama. Ir kartais dėja tų brūdo daugiau, nes jis sunkesnis, materiališkesnis, jis yra toksai, kaip pasakyti, labiau apčiuopiamas, ar ne, materialinis kažkoks. O pavyzdžiui, dabar atsisėdus pagalvoti, oi, gal aš eisiu į saulę pasėdėti, pakrausiu savo trečią akį ir man palengvės. Mes apie tai nepagalvojam. Mes kažkokios materijos, pavyzdžiui, griebiamės, kaip mes įsigydysim ligą, mums reikia kažkokių vaistų, o gal mums reikia tik tai grynų oro, gerų atostogų ir išsimiegoti, ar ne, kur nors po palmę ar kažkokiu medžių obelim, sakykim. Tai va, tas toksai, su tom tatuiruotėm lygiai tas pats. Tai yra labai presence, tai yra labai išreklamuota, tai yra pajungtos visas didžiulis laukas ir panašiai. Ir mums dabar yra kaip stiliaus grožio elementas, kitose tautose vis dar kaip tradicija ateina, ar ne, ten tarkim tą visą veidą ir kažkokias simboliką išsitatuiruoti. Tai dabar jeigu žmogus jau turi tatuiruočių, ar jisai turi galimybę tą neigiamą aspektą anuliuoti? Per eterį, taip. Per eterį. Išsivalyti, kaip žinai, kaip išsivalytum, kaip tą išsiplėtusią tokią triubą per tuos visus kūnus. Tu turi ją sustumti atgal į kitą pusę, išstumti kažkaip taip ir nukirst, matau. Tai dabar čia ir šiuo metu visos šviesos būtybės, visi žmonės, kurie turi tatuiruotes ir nori tai padaryti, čia ir dabar eteryje padaro gerai, tiesiog nueina tokia banga smūgio 3, 2, 1. O toliau, kas klausys šitos hipnozės, galės asmeniškai nueiti ir pasidaryti. Taip, aš kažkaip, taip, žinai, per save padariau ir palikau tokią kaip kanalą, tokią kaip erdvę, tokią kaip šlangą, tokią kažkokią erdvę šlangą tokią. Ir aš matau, kad kiekvienas į tą įeina, tą šlangą, gal klausydami šios informacijos, įeina į tą tokią erdvę ir jie ten pasidaro, duoda intenciją ir pasidaro ir išeina. Toks kaip, nežinau, kaip būtų toks greitaeigis traukinys, taip apeina ratuką ir išsivalo ir vėl išeina. Ir dabar užtvirtinam tą, kai žmogus nori eiti tatuiruotę, jisai turi susikurti savo
Išjausti, atsirinkti meistrą. Kažkaip būtų geriausia, žinai. Nu, čia, Nieko nesitatuiruoti. nesitatuiruoti. Nu jau, būtų geriausia gal iš vis nieko nesitatuiruoti, nes iš esmės mes turim tuose savo kosmiškose kūnuose labai daug tų ženklų, mums nereikia jų. Taip. Užklijuot kažkokiais kitais, nes ta tatuiruotė kaip užklijuotų tą tavo ženklą, kurį tu turi ten toj daly, pavyzdžiui. Kodėl žmonės renkasi tam tikrą organą, ne organą, bet dalį kūnų, ar ne, kur jie tatuiruojasi. Būna kiti iš visą kūną ten išsitatuiruoja. Bet dažniausiai tu išsirenki vieną vietą, pavyzdžiui, rankas, kojas, ar ne, ten kaklą, nugarą, pečius, ten, arba krūtinę, kažkas ant veido darosi. Pirštus. Jo, pirštai, delnai, va. Ten visokius sukūrius raiginius, ten visokius elementus daro ženklai. Šardutės. Jo. Kažkokie savo stichijos, pavyzdžiui, elementus gali išsirinkti paukščiukus, drugelius ar net ten panašiai, drakonai visokie, kas imponuoja ilgesys, sako, labai per ilgesį dažnai prisiminimus tokia vibracija. Tai aš matau, kad reiktų iš vis neuždengti, nes tu taip tą tatuiruotę tarsi užklijuoji tą savo dalį. Tos šviesos, tų netatuiruočių, bet tų simbolių, tų tokių žymių, ar ne. Tai reikėtų iš vis nedėti. Bet geriausias variantas fiziniai plotmei, ką man rodo, kad tu pats nusipieši, tu pats duodi intenciją, pats susigalvoji, kodėl, pasakai savo tą priežastį, kodėl aš noriu, ar aš noriu tikrai, susidėliuoji tos visus dalykus ir po to pats įsitatuiruoji. Tai čia būtų geriausias variantas. Nes tu tada sugeri tik tai savo pačių vienų tą energetiką. Viskas čia tavo vienas bendras. O tu, kai sudedi daug tų elementų, pavyzdžiui, gerai, pasiskolinau iš ten kažkokį, sakykime, gyvūnėlio elementą, galvą, pridėjau dar plus kokį akmenuką iš kažkokio kito tatuiruotės, dar sudėjau iš ten ir po to nunešiau ten į tą saloną ir po to dar tam meistrui per jo energetiką, ten miksą tokį pasidarai. Nu, čia iš vis labai sudėtinga mišrainiai tokie gaunus. Aš įsivaizduoju. Superinė informacija. Labai tau ačiū. Man kažkaip prieš akis kyla mūsų kosminių būtybių tie šviesos ženklai ir atrodo taip gražu. Nu, dažniausiai tas šviesos ženklas tai yra kaip ten kristalas įterptas, įdėtas. Pavyzdžiui, aš prieinu, paspaudžiu savo, ten, sakykime, ant veido ar kaktos, ten, ar delnų, tą vietą, tą ženklą, aš paspaudžiu, tai man išnyra toks kaip kristalas. Formos, atitinkam. Geras. Ir dažniausiai man tuos kristalus arba juos išjungia, arba juos ištraukia, arba išlupa, arba suskaldo. Ir palieka tokias skylės ir tas ženklas, jisai toks neaktyvus lieka. Gerai, susitvarkyk savo visus ženklus, gerai? Aš irgi susitvarkau. Ir taip pat kosminės būtybės, tiesiog nuvilnija banga, pačios susitvarko viską, 3, 2, 1. Labai tau dėkoju, uždarau šitą temą.